Sveiki, kaip matot, randuosiu Nemuno Kauno marių, čia vadinamų. Pažiūrėsiu, mažu kokį karosą netyčia pagausiu. Jaukų namuose pasimaišėsi, tokį stambuką jauką turėjau, tai štai namie maišė, kad prabrinktų. Vanduo pakeltas. Ką, eisim neštis po biskį. Gaudysiu gal 3 meškeriem, tai lapterį dėsiu ir ant dzikų. Turiu kukurūzų, sliekų neturiu. Ką aišku, kad pasiimu nelabai dedu kada, tai jau kol kas tokių žinius. O tai čia gal užsimesiu už staliuką, ką nors, o čia pasidėsiu ant šlaitų. O čia nuo šlaitų gal kokį dė pasidėjau. Įdėsiu. O tos meškėzus matyti čia. Koks vaidėlis. Na, baigiu susiruoštis, ką. Supilą mėluką. A čia dar toks mašytas gavosi. Tai va. Jau nekantrausia mes tai žieš. Pirmiausia, tai nuo lapterių. Einam atsinešim tą lapterinę. Čia nėra labai patogu, bet tai ką daryti. Kažkaip visi šiais gaudysiu. Tankiai nemėtysiu. Šitą kūlą čia gerai įsidėjau. O gerai. Viskas gerai. Lapteriukų palėsim, kol rytą šią nuo akies dabar palėsiu šį. Galvoju, gal viskį jį sumažysiu tą lapterį. Bet šiaip žuvies išėjimų visiškai nemačiau, kiek aš čia laiko kuitiuosiu. Tai va, gali būt, kad visai tuščia bus. Matysim, kaip čia gausis man. Na. Viskį žolės prasivaliau. Nes nenoriu, kad užželtų viso. Turėjau vėl atvažiuoti, kad prasivalyti vietą. Na, užkabinau. Kur čia, manau, kad šitas jaukas čia tiks, čia viskas matiks. Jau kada kelias peletas įsimečiau. Vietoj spalvotų džiuvisėlių. Tik nežinau, vėšia biskį kitokios pusės nebuvo pranašauta. Gal vieną pasikeis. Matysim. Na, kas čia maišiau tos geltonas mano vapterukas liko. O. Čia medžiai. Va. Nežinia, kaip nuskės, kas bus. Ir einamės tuoj įmesim, kur. Toli dabar nemesiu, da iš rytų. Nežinau, čia kokio atstumo paleidavo. Tada kraštinė tai reiks pavadėlių. Gerai, tegu būna, va kitą atsinešim. Tai šeriklėlė 60 gramų uždėjau. Pavadėlis, tai nežinau, kiek čia irgi. Apie 30 cm. Kabliukas. Kabliukas čia. Būtų kaip 10 numerių čia. Taigi, palė gamintojas skiriasi viskas, tai. Tai jau. Aš lipo. Eik žiūrėti, kad nekeptų, visai pamiršau, kad užmečiau. Vieną. 3 balti dzikai, 1 raudonas pakuolės. Sudėsim mes.
O tai dar reik. Jau ką biskį per šlapę pasiriau, be tankį nemėtysim, gal bus gerai. Arba atsiu dasipilsiu bendrai. O dar. Kaip čia apsisuko tas kabliukas. Nieko nesugraibau čia. Čia netoli šitą visai užklipsavęs. Avo. Tai dabar paskutinė. Bet šitai tai darė kabliuką, gal turėsiu kokį surištą. O kaip kepstai spėsiu dabeigti. Čia reikia kažką daryti, kad nepaslyščiau. Labai stipriai. Na, gal biskį dabar tada pradžioj tankiau permėsiu, paskui jau. Net paliksiu, kabliukas nuplyšęs. Čia manau trumpesnį tie. Na, čia kokį radau, nežinau, ko čia lygiu. O. Čia kablys toks kaip 8 numerio būtų. Ir gerai gal bus. Aš galvoju, kad dar čia pasiūlyt. Žinai. Nematau, kur įnertavo. Tai gal daugiau baltų dzikų prinersim. O varlės kur pradeda jau. Čia va dar tų vadinamų kasarių du užderiu. Prie tų dzikų. Ir bus smagu pagauti kokį karvusiuką. Čia dar biskį dzikų įdedu. Eisiu jau, kad paskui biskį pasisausysiu. Toks pastelinas gavęsis. Čia tą pelkę braidyti. Na, gal tai gerai viskas. O va. Na va. Lauksim kibimų. Ai, nu dabar jau gal biskį. Nu gal čia atsinešiu. Parodysiu, kokį aš čia maišiausi. Tai jau ką. Tai jau čia taip nemažai. O čia tokių jaukių. Šis toks gan stambukas. Va. Jeigu matyt. Čia užrašyta, kad meduolių. Bet karvosom, tak aš manau, tikrai, kad jis gerai turėtų tiekti. Žiūrėsim, reikia pirmo pagauti. Nebūt per sausas. Ir va, dar nieks nekimbo. Gali būt, kad taip nieks ir nekeps. Einu pasidėsiu. O dabar jau panašesnis.
Да, pradžiasi. Paskui ir bus gerai. Va. Stebėsim šiandien iš tolų viską. Tai ir saulė nuo vandens ir neblizgysi matysiu čia. Ir bus jau matyti, kaip bus koks kibimas, kaip eisiu patrauktą meškėje. Tai tiek tada. Kibimas, hebra. Kažkas tai norėjau kepti. Į šoną važiuoja. Kažką turiu. Girdi? Turim karosą. Karosas. Na va. Eisim į sietką, mes įdėsim. Toks karosas visai neblogas. Va jau sietkoj. Būtų smagu dar kokį pagauti. Na va. Šiaip netep sulaukėm vienų karosiukų. Mėgysim pakartot. Mūsų dar koks papuls. Viski nuotaika pakėlė. Bet nežinau, kokią valandą laiko daugiau gal praėjo ir pirmas kibimas buvo. Na ką veit dzikučių. Ant baltų dzikų pagavau. Vabderis irgi tyli. Tai aš važiu toks pradžia, tai truk galvoju, kad koks mailius, tai kameros nejungiau, paskui jau šiaip netep įsijungiau tą kamerą. Tai vėliau, kiek laiko praeina, matyti jau tie net buvo atsidūręs. Na ką, einam įsimest. Op. Nu kol kas viskas lioks. Turėjau dar vieną ėmimą ant vafterių, dabar traukausi, bet atsikabinu. Tai pažiūrėjau, mikrofonas įsikrovęs, dar pripilnavęs buvo daugiau čia. Tai ištryniau viską. Čia vat antras buvo kibimas ir nepavyko, bet tik tais persimečiau ir kažką šitą veikiau, žiūriu, kai jau meškerį lankstausi, bet kažkodėl atsikabinu, nesuprantu kodėl. Tai va kokius žinius. Šitą mėgysiu biskį pasiartyti. Va nieks nebekemba. O čia kažkur biskį užsikabinu. Nesupratau. Nu paliksim dabar.
Pakeisim dziukus dar mes. Na, kur čia užsikabinu? Uždėsiu kitus dziukus pakeisim. Va. Tai aš dar čia kokią prisikabinu. Dar vieną 4. Gerai, nusimesim. Štai užsičiaupk. O, ištilu iš karto. Čia nesuprantu, tas vanduo dar gal pakilo. Jo, pakėlė za. Pakėlė jį. Va. Kar. Valo primėtyta. Galvoju, kad pakeisiu vapterį, kitokį uždėsiu. Uždėsiu tokį baltą. Mažu geriau bus. Čia beisiu. Šitą nuimsim. Tokį smerduką uždėsiu. Jau po biskį šildu čia mane. Saulytė vėjas. Vėjas pasikeitė iš kitos pusės, vandenį pakėlė. Šiaip tai jie kvepia, dabar kaip atsidariau, tai gal gerai užskau. Čia kaip šitie. O. Šitie tai garuoja. Tie valteliais plaukia. Tai išpendatų. Nešiu parodys paskui. Va toks tas vapteriukas čia. Nepaslyšiau čia. 2 spalvų. Nežinau, čia geriau, negeriau bus. Bet jau kai nekemba, tai daryk ką noriu. Bet pamėgyt. Verta. Aš čia biskį gal ir jaukas. Tai yra sausas į metu tą šyryklą. Atrodo, taip gal laikos, bet kai gal kol nuskėsai sausa lieka, tuščia išplauna gal. Atrodo taip kietai. Susispalėjau, kaip dabar čia atrodo. Ada kokia masyt skraido. Ai, nusimesime. Ne va. Manau, šitas geresnis bus.
skanesnis, tiksliau sakant. Tada įsitempsime ją. Na va. Be 20-10 užkaitinau gerai, dabar vis vėjas puseliu, tai geriau aisiu, gal pasidarysiu kavos ir biskį dar nusiraidysiu. Apsiausiu šortais gal ir šitą blizoną numesiu. Kibimų nėra, tuščia. Tai va. Nepaslyščiau, parėjau su kava, visį pasipuošiau, kaip matot. Aš čia traškučiai meškeriais. Kol kas kaip stovėjo, taip ir stovi. Tai va, pagurkšnusim kavą, nežinau, iki kelių čia išbūsiu. Reikas dumsim namučiu. O, prie saulutė dabar. Smagu. Pasaulis mažai tų normalaus orų turim. Šiandien išpuolė tokia diena, rytoj vėl lietų praneša. Tai nieko gero. Dievaltėlį senam krante sustu, nežinau, čia nematyt bus. Tai nežinau, gal irgi kokio karoso, ko ieško. Praplaukė iš vieno galo, paskui grįžo, čia sustoju. Dabar stoviu jau kurį laiką. Kibimas ant vapterių kibimas. Rosas. Aliuk. Rupūžį nepaveiktų. Va. Jau jis manų. Ne, jau baisiai didelis, bet kabinėse neblogai. Va, trečias karosas. Pirmą vieną gražų pagavau, tai mikrofonas buvo įsijungęs. Tai va, tai nelabai kas ir bus. Ja, einam, užsiprovysim į šėryklą. Ja, čia toksai gavosi žalias matyt dabar. Nu, 3 karosai, tai skaitau, jau pavyko ta mano čia žūklė. Kiek tų valandų įdomu, turim, tuoj pažiūrėsiu. Lyg tai, na, varksliau, gal pasivaidėnu jau. Valandų jau turim 11:23. Ne, gal pasirodė, kad temtelėjau. Va. Ne, einam toliau medituoti. Sėdienuoju, gal tą vidurinę eisiu persimest, toliau mesiu. Mažu bus geriau, tai jau. O čia pažiūrėsim. Išsidėjau klipsą. Bet vėjas tai iš vienos pusės, tai iš kitos pučia. Dabar jau toks
pietvakarių atsisuku. Kibimas ant vaptelių, kebra. Ir vėl. Ir pasibaigė kažį. Baigėsi kibimas. Prieš o čia kalbino mane ir palenksiu, nu tiek tu. Ten vidurinis meškelys. Yra. Tik nežinau, kas yra dar. Taip niekad sunkiai trauktųsi baisiai. O dabar tai jau kažkur į žolės norėjau įnert. Už lėlių užsikabinuotas. Dabar tai jau spyriuojasi. Karosas, gražus karosas. O. Pačiu galiuku. Nesustoja tokia su mašina žiūrė įsikabinęs, neišimu. Nu, kapijus čia įvalgyti. Geras užkirtimas. Ne. Jau paskaudu ir pirštą. O, šimnėte. Toks neblogas. Nu, smagu. Smagu kiaura. Pirmą šitą lygtai palanksiai palikau. Tokia. Paėmė kitą, žiūrau, kitą lankstųsi. Gerai, tada. Eisim, įsiprūvysim, vėlmės. Biskį nesmagu per tą domą lakstyt. Taip, atrodo nesunkiai trauktis. Palei žolės, į ką jau neįrėjus tai žolės. Tai va. Jau jie grįžta tie vyrukai. 3 dėkučius uždėsiu kokius. Na, karosą būsiu pagaudysai dabar. Sekantį kartą karšių galėsiu važiuoti gaudyti. Bet tų šiemet nepagaunu, karosų tai irgi nepagaudavo. Aišku, karosų negaudžiu, čia kada buvau. Vieną pagavau, ar 2 tuo sergant yra. Nuo tų laiko daugiau nebuvęs aš. Va. Šiaip tai šiltas, smagu. Tai pasidžiaugsim, kol geras oras.
Ir tiek žinoma. Na, nusileidžiam, neapsiveršiau čia. Stoporiukas net kur užvarytas. Čia biskį gal iš šono numečiau. Tiek tų. Va, pavalgiau pietų. Dabar pagurkšnusim. Na, kokį kibimuką bus smagu sulaukti. O ne tai ne. Užteks ir tų 4 karūsų. Siaiškinau, ko pirmą atsikabinau, kabliukas labai atbukęs tų kurvafterius maunu. Nes norėjau dziką perdurt, tai nelabai nuperdurt dzikų. Tai va, gal už tai neatsikirta ba. Vieną traukiausi, pabėgau ir kitas palengau, neužsikirtų, matyti yra sprokų paskui. Tai va, išvadas kokias padariau. Sveiki. O šaltas geras. Vėjas į nugarą grinai pučia. Čia labai gražus vaizdas, galit pasigrožėti. Už tai kamerą kažkaip laikau už šitoj pusėj, kad nei tą mediją atsukos, o šitai va, kad daugiau visko apimt ir jums gal geriau matyti ir matyti žuvį trauksiu. Jau tie karusai tai pavieniai kimba. Neteko seniau kelis pagauni ir paskui tarpus, o čia vieną pagauni, tai va, kažkaip vienas buvo tas ant tų lapterių patraukį, palikau, kad grįžau paskui ir žiūrau, vidurinį meškerį jau linguoja, nes yra panašus atstumas numestas jų. Matyt, keli plaukia gal tie karusikai, taip įsivaizduoja, kuris susimanė jis čipuką praeidamas ir viskas. Vieno plaukia. Čia manau tokios mintys. Žiūrėjau, kiek valandų dabar po 12 šešius jau. Ilgai nebūsiu. Jau kutai daliks, kaip visada lieka. Vėl į šaldiklį, nėra čia ko mėtyt. Beveik pasipirmus. Galvoju, kad eisim, ištrauksim žuvį, apžiūrėsim. Žuvis šiandien važiuos namučių. O, kad išbaidų, karmaranas, aspaukė. Tai va, tai svarbiausia, noriu dar sėtką prasidžiūvyti, kad išdžiūtų, kad nespernytų mašinui. Ta paskui išleitų, dar persimėsiu paskui. Papiskį susitvarkysiu daiktus, brudaką, tai va. Eisim apžiūrėti. Opa. Ulovas, neblogi karusai. Nesispardo. Tuoj mes juos atsikasim tuos karusus. Va, jie kur šiandien plauks į šitą kibirą.
Vėl spyglius įleidau vienas. Štai dar kokia musė. A tai jau tie spygliai kaip įlenda. Kitas galas. Toksai. Opa. Taip, kuris dar čia? Ne iš banginių, bet šitas ir du gražuoliai. Tyšia. Čia banusinis. Va, šitų jį. Bet dabar tie karosai. Tie karosai dabar gražus, nežaizlus atsigavę. Tai va, kokia ta žvejyba gavosi. Pagavau, man atrodo, du anvapterių ir du andzikų. Bet matyta buvo vienas kitas išėjimas ir paskui buvo laiko paima. Bet taip pavieniai. Ir taip, kad būtų, sakau, kaip seniau, tai kelis pagauni ir paskui čia vieną pagauni ir dykas. Jokios kitos žuvies nepagavau, tai va vėžys dar vienas atsikabinu palei krantą ir viskas. O smartmenys nedaužy. Tai va, noriu jums padėkot už laikus. Rėmėjų padėkot. Tai va ir ką. Susitiksim tą kartą. Ate.